beldžiasi mūsų istorija, o toj mūsų istorijoje šiandien vyksta ypatingas įvykis, kurį norėčiau papasakoti kartu jums su evangelistu Luku, o jis būtent šiandien rašo. Tomis dienomis Marija, susiruošusi skubiai, iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elžbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina lanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimų garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, juk išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Tokie žodžiai šiandien skamba visose bažnyčiose, 4-ąjį Advento sekmadienį. Šį sekmadienį mes esam liudininkai dviejų moterų. Jos viena kitą sveikina, nes abi pagimdys pasauliui didžiuosius vyrus, kurie pakeis iš esmės pasaulio istorijos veidą. Gims Jonas Krikštytojas ir Jėzus Kristus. Jonas Krikštytojas kaip tyrose šaukiančiojo balsas, dykumoje šaukiančiojo balsas, nuoširdžiai kvies, šauks ir dar kartą šauks. Taisykit viešpačiui kelią, ištiesykit jam takus, kas kreiva tebus išlyginta, kalvota tebus nukasta, kiekvienas kalnelis tebus išlygintas. Taigi šiandien, prieš pasitinkant šventasis kalėdas, prieš pasitinkant Jėzaus gimimą, kai tu sėsi prie kūčių vakaro stalo, iš tiesų drįstus tau sakyti, pabandyk savęs nuoširdžiai paklausti, ar tikrai joks kalnas tavęs neskiria nuo tavo draugo ar draugės, ar tavo artimųjų bičiulių. Ar sugebėjai šį vakarą savo tėvui, mamai padėkoti? Ar sugebėjai atleisti už tos galbūt įkyrius jų sakymus: vaikeli, nedaryk šitai. Tu man labai rūpi, aš tave myliu, todėl tu nedaryk šitai ar kitaip. Ar tu sugebėjai savo galbūt pykčio, nepasitenkinimo kalną nukasti? Galbūt tu šiandien esi kaip tas didysis upės vingis, ieškantis, vingiuotai bėgantis į savo istorijos ateitį. Ir tose vingiuose visko yra. Ir akmenų, ir nuolaužų, ir puvinių, visko yra. Bet šiandien tu esi kviečiama visą tai išlyginti. Kad tavo kelias, tavo vingis nebūtų vingiuotas. Bet tu pats šiandien galėtume džiaugtis, nes tu matai atitekančią aušrą, Jėzaus aušrą. Šiandien susitikusios dvi moteris, jos abi besilaukiančios, jos tik tai viena kitai galėjo išsakyti tai, ką jos iš tiesų jaučia. Jos pagimdys pasauliui didžiuosius vyrus. Mes esam šitų istorijos įvykių liudininkai. Taigi šiandien mes dar švęsdami Advento sekmadienį, dar prisimenam Joną Krikštytoją ir jo kvietimus. Galbūt kaip tyrose šaukiančio balsas, kaip dykumoje šaukiančio balsas, galbūt ir mums kartais teko kažką panašaus patirti. Tiesiog kviesti, šaukti ir kalbėti. Ir supratai, kad niekas tavęs negirdi. Galbūt šiandien jauties išduotas. Ir kaip tyrose šaukiančio balsas, kvieti savo draugą ir bičiulį, susėskit prie kūčių stalo, švęskim šventas kalėdas. Bet buvo iš tavęs pasityčiota, buvo tiesiog nuo tavęs nusisukta ir pasakyta, kad tu nešiuolaikiškas, tu senamadiškas, bet tu turėjai drąsos stovėti, džiaugtis ir ištverti. Taigi linkiu tau, kuo nuoširdžiausiai šiandien, kai švęsi šventas kalėdas, iš tiesų visų pirma paklausti savęs, ar man niekas jų netrukdo švęsti. Ir aš jas noriu švęsti. Kaip žmogus, kuris šiandien galiu pasakyti,
viešpatie, tu esi mano viešpats, tu esi mano Dievas, tavo rankos mano jaunystė, mano gyvenimas. Ir viskas, kas buvo mano gyvenime kreiva, šleiva, viskas išlyginta, ištaisyta, visų atsiprašyta, visiems nuoširdžiai už viską padėkota. Ir todėl šiandien ramia širdimi, lauždamas kalėdaitį, sakau, būkit palaiminti mano draugai, mano bičiuliai, mano artimieji. Ir ačiū tau, Jonai Krikštytojau, už tą šaukimą, kad tu manim tikėjai. Nes todėl šiandien aš sakau viešpačiui, garbė tau viešpatie aukštybėse. O jums, mielosios, kurios galbūt laukitės, linkiu turėti vilties, prasmės, kad jūsų kūdikis keis pasaulio veidą.